Taigi, laba diena visiems, žaidžiam Minecraftą, čia versija 1.6.4. Kaip matote, pakeičiau tekstur packą, tai dabar žaidžiu ant Faithful. Ir buvau neseniai pragarę, pažaidžiau Blazų, padariau šitos staliukus, kad eliksyrus gamint. Kaip matote, padariau labai daug eliksyrų, chestplate, padariau deimantinį. Pikaksą užkrėjau ant Efficiency and Silk Touch, po to dar 2 pikaksus užkrėjau stone. Ir kaip matote, padariau auksinį šalmą. Ir 15 lygį kol kas turiu, taigi žiūrėkit, kiek daug medienos turiu, visokiausių kitų blokų, kvarco blokų, visokiausių plytų, ten glowstone turiu, lampų, ten glowstone šitų. Turiu molio visokiausių ten rūšių, visokiausių spalvų. Kaip matot, turiu kem vieną deimantą, Blaze Road, smaragdą čia, fejerverkų turiu, daug kas pasikeitė, jo. Čia ir daug kas pasikeitė. Dabar aš kol kas noriu padaryti pauzę, kol aš eisiu, pabandysiu užkrėti savo šalmą, kad galėčiau ilgiau po vandeniu būt, tai kol kas trumpa pauzė. Taigi, mėly žiūrovai, grįžau ir užkrėjau savo auksinį šalmą ant apsaugą nuo ugnies 3, žiaunos 3 ir naras 1. Taigi, dabar tuoj sugrįšiu. Taigi, mėly žiūrovai, sugrįžau. Šalmas žiauriai padėjo, taigi prikasiau, atsiprašau, ne ten važiavau. Prikasiau lygiai steką, ne lygiai steką, ten steką su viršum, prikasiau molio. Taigi aš jį dabar deginu, o po to iš molio darysim, gerai, šalmą nuimam, užsidedam savo šalmą. Iš molio po to darysim spalvotą molį ir ką nors galėsim ir netgi pastatyti. Taigi, kažko tai užtilau, pats nežinau ko. Taigi, kol deginasi molis, kol deginsis molis, aš pastatysiu ant pauzės. Taigi, atsiprašau, kad nefilmavau, vėl pastačiau ant pauzės, tiesiog aš čia dariau spalvotą šitą, kaip molį spalvotą, padeginu savo molį. Taigi, kol kas, gal, aš žinau, serijos išeina po 3 minutės, nes, nėra laiko filmuoti, jeigu iš tikrųjų. Bet gal šiandien dar išeis normaliai serija, kur aš ten gal pastatysiu kokį mažą namuką, nes man tai statyti žiauriai patinka. Taigi, kol kas čia buvo serija, nekokia aišku serija, blogai išėjo, bet vis tiek, gal kam ir patiko, kaip aš darau šitos visus molius, gal kam nepatiko, bet vis tiek, su jumis buvau aš Danieliukas, visiems ačiū, visiems ate.